Nu tai ką, galima ir taip tiesiog filmuotis. Sveiki visi, radau visai neseniai seną videoklipą, kurį buvau padaręs ir pamiršęs kalėdinį sveikinimą. Ir iš tikrųjų man jisai labai užkabino kažkokią vieną vidinę stygą. Ir supratau, kad toks žanras, jūs jį pamatysit, galit pamatyti, linkas yra, jeigu YouTube viršui. Toks žanras jisai iš tikrųjų yra galbūt labiausiai autentiškas, mažiausiai reikalaujantis techninių įgūdžių, bet iš kitos pusės, man atrodo, jis vienas yra iš palankiausių tokių būdų, kaip greitai pasidalinti informaciją. Tai aš galvoju, kad turiu daug labai idėjų apie komunikaciją, ko norėčiau pasidalinti su vadovais, bet visą laiką tie klientai, tie darbai, projektai veja ir žiūriu, kad aš suplanavau, bet nepadarau. Tai manau, kad toks real life komentaras iš gamtos, nes aš mėgstu labai daug vaikščioti, tai geriausias bus būdas, kaip sutaupyti laiką ir kartu pasidalinti žiniomis ir dar turėti sveiką valandėlę grynam ore. Tai aš manau, pirmiausia, aišku, dėsiu viską į YouTube kanalą, o paskui žiūrėsim, kai visi tai išeis, nes ką aš noriu padaryti, tai įtikinti jūs ir papasakoti jums, kaip yra vertinga daryti turinį būtent YouTube'ui, ne Facebook'ui, ne Metai, ne Instagramams, ne ten visiems kitiems, o YouTube'ui, nes ten yra tikroji išliekamoji strateginė vertė. Tai va, tai mano misija tokia ir padaryti tai kuo paprasčiau, atnešti jums tą žinutę kuo paprasčiau, kuo greičiau, kuo aiškiau, be jokių ten išsidirbinėjimų, montažų ir didelių pribambasų. Tai va, tai nežinau, kuo viskas, į ką viskas išsirutulios, temų minčių yra labai daug, bet reikia nuo kažko pradėti. Tai va, šiandien pradedu nuo tokio labai paprasto video, intro. Ir ką, sekit mano kanalą, kaip visą laiką sako šitie youtuberiai. Mano tikslas yra padėti jums, vadovams, verslams, organizacijoms, kaip gerai suprasti ir išnaudoti strateginius, ilgalaikius, compound efektą turinčius YouTube privalumus. Stay tuned.